ypač pieno produktai, tie, kurie yra fermentuoti, raugintų produktų, bakterijos maitina mūsų žarnyną. Tai vat irgi. Čia yra labai geras dalykas, kas liečia žarnyną, nes to gryno pieno mums nereikėtų vartoti, ir ypač kas turi odos bėdų. Bet rauginti pieno produktai yra labai labai geras dalykas. Kefyras, pupinis, ne? Taip, jogurtai ir kad nepasterizuoti būtų gerai, kad tik tai būtų, kad tos bakterijos būtų gyvos. Taip pat ir sūriai visi tinka, ir varškė ta pati tinka, ir tos variacijos įvairios gali būti čia kiekvienas žmogus individualiai, ką jis mėgsta valgyti. Va, kas dar dėl užkandžių, ar ne, irgi tai gali būti ir sumuštinis. Va, daug iškyla kam klausimų dėl tų sumuštinių. Tai sumuštiniai gali būti skirtingi. Ir tarkim, jeigu mes ant šviesios duonos, baltų miltų užsitepsime medaus, ne, arba ten, nežinau, nutelos. O kaip sumuštinis? Tai yra vienas sumuštinis, ja. Bet jeigu mes valgysime, tarkime, tepsime avokadą, dėsime lašišą, agurką, pomidorą, dar kas salotų lapą uždėsime, tai yra visiškai kitas sumuštinis. Ir jeigu duona dar bus iš viso grūdo miltų. Ir aš dar žinok, skaičiau tokia visai pati, netgi man naujieną sužinojau, kad duonytė, kadangi balta apskritai yra ne duona ir nesveika, net ir balti miltai, bet jeigu ją paskrutini, kad labai stipriai mažina cukrų ir tą visą gliukozės šuolį. Taip, šiek tiek mažina. Yra tame ir tos pačios bulvės, jos irgi ten krakmolas, kai jis yra šiltas. Tai gaunasi, kad, pavyzdžiui, sumuštinį mes galime daugiau pasiskrutinti duonytę. Tada gaunasi turi sveikiau truputėlį. Čia vėlgi yra visi angliavandeniai, kur yra grūdai, aukšta temperatūra, nėra labai, yra tam tikros medžiagos, kurios gali susidaryti. Ten, kur mes įsidedam į tosterį, jokių būdų jinai neturi būti juoda, kur jau paskui ten grandas. Ne. Bet jeigu mes tą taip, ir yra net, tarkim, žiemos metu, tai yra maloniau valgyti tą šiltą duoną. Taip. Tai tas tinka, taip. Tas tosterio, bet sakau, tie suskrudinimai visi duonų, ne, jie nėra sveika. Tai sumuštinis gali būti puikus, taip pat ir pusryčiai tai gali būti puikus. Ir sumuštinių tų variacijų irgi įvairių labai gali būti. Ir žinoma, daug kas mėgsta dešrytes, rūkytus gaminius, kas mūsų mityboje jie turi būti ribojami. Tai nėra tas besaikis produktas, kurį galėtume besaiko valgyti. Ir tačiau mėgėjai tos mėsos, tokio sumuštinio, tai geriau naudoti virtą, keptą pačių kažkokią mėsą. Tiesiog vištiena ta pati gali būti. Ant sumuštinių gali dėti ir puikiausiai. Tai užima laiko, bet... Skrudytuvę, karštą orą įsimeti. Ir žiūrėk, ir eini savo dirbi darbus, bet tu turi vos ne 2 dienom. Taip. Ir tai yra labai neatskiriasi tada jau tie produktai, nes ypač ta raudona mėsa, kuri yra rūkyta, tai nėra mums tikrai palanki sveikatai. Kartais mes jos galime, kaip ir viską mes galime valgyti, tačiau yra kiekiai. Aš pati matau ant savo klientų, kas valgo mėsą, ypatingai rūkytus gaminius, turi daug problemų su oda. Todėl, kad kepenys, kas dirba mūsų valo, ne, tuos toksinus mes gaunam, tai kepenys, inkstai turi tą dirba darbą, kada valo, ne, ir dėl to ir oda. Ta iš karto ir parodo. Tai tie toksinai, kurie pereina per kepenis. Tai dabar, Evelina, pavyzdžiui, pasakyk, ką žmogui reikėtų valgyti pusryčiams? Kad sveikai, bet pakankamai būtų kalorijų ir kad būtų įvairiapusiška mityba. Pusryčiai, pietus, vakarienė. Vat kas mums, aišku, aš suprantu, kad skiriasi vis tiek ten stambesnis, kūdesnis žmogus, vyras, moteris, ne, bet maždaug, kad žmonės pažiūrėję video galėtų įsivaizduoti ir sudaryti įspūdį, ką jiem valgyti, kad jie maitintųsi sveikiau, o sveikai. Čia pagal kiekvieno galimybės. Taip, tai pusryčius
ko nedaryti, man pasakysiu. Tai, nu, ką irgi iš savo patirties girdžiu, kad pusryčių yra atsisakoma, nes valgyti nesinori. Bet yra, pavyzdžiui, geriama kava su cukrumi, pienu ir ne vienas puodelis, bet maisto nėra, nes nesinori. Ką mes darome? Mes keliame, cukrus kelia insuliną, ar ne? Tai, o maisto nėra, mes jau užduodame toną. Sotumas taip ir atsiranda, ne? Kuo mes tą rytą pradedam tvarkingiau, tuo tikimybė didesnė, kad mes vakare nueisime miegoti jau tokiu apituščiu skrandžiu, mes neturėsime tų persivalgymo tokių epizodų. Tai yra labai svarbu tie pusryčiai. Ir kas propaguoja, kas naudoja tą protarpinį badavimą, ne, bet kaip ir tu prieš tai klausyt. Tai viskas gerai, tada mes ryte pradedam valgyti vėliau, bet geriam kavą be cukraus, tokiu atveju. Bet netgi ir gydytojai sako, kad kava be cukraus juoda yra labai netgi ir sveika. Kava, taip, kava tai yra... Nesveika, bet jinai yra galima. Taip, yra ketonų veiklai, tas geras dalykas, bet čia yra kiekiai. Kava yra labai svarbu kiekiai. Kavos 2 puodeliai dienoje yra tas skaičius, kurio reikėtų neviršyti. Taip, bet ten, o tie, sakau, bet cukrus, tai kuris kavoje, tai jau reikia atsisakyti. Ir jeigu jau mes ryte nevalgome, tai bent jau nedėti tai jau cukraus priedų, kad tos insulino nepakeltumėm, kad tos ląstelės mūsų augtų ir dar naudotų tą iš riebulo atsargas naudotų energiją. Bet čia vėlgi irgi nereikia tuo labai aklai taip nerti į tą, nes tas nevalgymas rytinis labai provokuoja persivalgymus vakare. Tai jeigu žmogaus valia yra stipri, tai tada taip, bet jeigu ne, tai geriau šito nedaryti, atsikelt ryte ir valgyti. Dabar ką valgyti, ne, ryte? Ypač tiem, kas nori, kovoja su antsvoriu, tai labai svarbu nevalgyti aukšto glikeminio indekso produktų patiekalų. O kas tai yra? Tai yra tokie patiekalai, kur gliukozės kiekis kraujyje staigia kreivė kyla į viršų pavalgius, bet bėda ta, kad ta pačia stačia kreivė leidžiasi žemyn, kada jaučiam tą alkį, silpnumą, blogą nuotaiką, tie pojūčiai yra tokie negeri. Tai kad sureguliuoti tą cukraus kiekį, tai, kaip ir minėjau, turi būti skaitulos, ir ne tik dėl gliukozės, bet ir dėl sveikatos, turi būti baltymai. Ir viso grūdo tada šalia jau tie angliavandeniai. Labai populiaru yra, kad toks, sakyčiau, nežinau, tai įsitikinimas, kad košė tai yra sveikiausias pusryčių patiekalas. Taip, košė yra sveika, jeigu tai yra viso grūdo grūdai, tai yra labai labai viskas gerai, tačiau tie šuoliai gliukozės, ir bus, jeigu valgysime tik košę. Tai jeigu, pasakysiu pavyzdį, kaip galėtų atrodyti, kad vienas variantas yra, tarkime, avižų dribsnių košė su uogienė kokia nors ir dar kokiais nors ten bananais, su kuo ten su saldžiu jogurtu dar žmonės mėgsta valgyti. O kitas variantas yra košė, šalia kiaušinis, tarkim, avokadas ir dar daržovė. Pamatot, kiek galima daug suvalgyti ir sočiai ir sveikai, ne? Ir tai yra du absoliučiai skirtingi patiekalai ir jie veiks mūsų absoliučiai skirtingai. O jeigu norisi saldžiau ryte, daugiau energijos norisi, pavyzdžiui, košę valgyti, gal tada tas uogas galima dėti rūgštesnės? Jeigu tau uogos užtenka saldumo, daugam, pavyzdžiui, neskanu uogos, nes jos rūgščios. Man skanu, šilauti, pavyzdžiui, avietę. Tai taip, tai tinka, bet vis tiek reikėtų tada įdėti tų kažkokio truputį baltymo daugiau, tarkim. Pavyzdžiui, sūrio mocarelos kokio gali suvalgyti, ne? Bet prieš ar po?
Geriausia būtų prieš, bet Prieš. jeigu ir kartu valgysi, tai jau bus Irgi gerai, gerai. bet jeigu prieš, tai yra geriau. Riešutai, dar sėklos irgi turi tą tokį poveikį ir plus praturtinam, jau mes labai daug medžiagų papildomai suvalgom gerų. Labai tinka kiaušiniai. Pusryčiams iš tiesų labai tinka ir visi omletai, ir virti kiaušiniai, ir kepti kiaušiniai. Ir tas pats sumuštinis gali būti su keptu kiaušiniu. Ir tarkim, pagalvoti vis tiek reikėtų, ne, kad jeigu mes tą svorį reguliuojam, tai mums svarbu gliukozės kiekis kraujyje, kad nebūtų tos didelės aukštos kreivės, nes jeigu palaipsniui gliukozė išsiskiria, mes daug ilgiau jaučiame sotus ir iki pietų mes jaučiame sotus. O jeigu yra tas saldi košė ir kruopos dribsniai, ypač kurie yra jau išvalyti ties 1 minutės dribsniai, kur labai dažnai naudojami, tai jie taip pat, jie turi tą staigų šuolį, tada staigiai leidžiamas, tada alkis ir jau pietų sunkiai galima besulaukti. Tinka labai taip pat jogurtas, pavyzdžiui, ne, bet irgi su to minėtom uogom. Labai tinka kokteiliai, vadinami glotnučiai, kuriuos irgi, bet jie neturi būti tik, tai irgi, tai va, tik vaisiai, ar ne, tai bus taip pat didelis fruktozės kiekis vienu metu, bet sotumo ilgam neužteks. Dėl to į kokteilius reikėtų dėti ir sėklą, tas pačias mirkytas linų sėmenis arba sezamo sėklas. Čia sėkla taip patinka, riešutai mirkyti, į juos malame. Taip pat galime įdėti varškės, kas daugam irgi keistai skamba, bet tačiau varškė labai tinka. Tada būtinai uogos, kas kokteiliuose yra, kas sveikiausia, kas daugiausia mums duos to koncentratą tų gerų medžiagų, tai uogos. Ir žiemos metu tai yra šaldytos, sezono metu yra šviežios, kuo įvairesnės. Ir tada jau ant saldumo galim įdėti ten kažkiek banano, bet ne visą tą didelį, kur jisai iš tikrųjų cukringas yra, bet tarkim pusę to banano. Baltymų miltelių galima dėti, kas... O va šitos glotnučius, kur tu sakai, man iš tiesų jie tokie atradimai, ypatingai su to varškė yra, jas galima vakarui gerti? Ar čia geriau pusryčio maistas, jeigu būtų? Geriau pusryčio. Bet tarkim, jeigu tavo vakarienė yra ne prieš pat miegą, ne? Ir tu, tarkim, nežinau, 6 geri kokteilį, o ten 10-11 įsimiegoti. Tai viskas gerai, tu kažką pajudėsi, galbūt kažką veiksi. Viskas yra gerai. Bet žinoma, tos angliavandenius apskritai reikėtų rinktis labiau viršutiniai dienos pusė. Vakarui pasilikti. Nebent sportuojam, kai yra sportas, yra truputį kiti tos proporcijos skiriasi. Tai va, pasiklausius iš tikrųjų tavęs išeina, kad pusryčiams turime pakankamai daug maisto produktų ir patiekalų. Pakankamai, taip? Taip. Tikrai didelė yra įvairovė ir nereikia ten labai daug ir gaminti. Tikrai ne. Jeigu yra 2 kategorijos žmonių. Vieni mėgsta labai skaniai valgyti ir tas tada labai mėgsta išieškoti tos skonius ir tas gaminimas užtrunka labai ilgai iš tikrųjų. Ir tada neturi laiko ir tada jau... Jau 5 diena nebedarysiu. Jau kažkaip taip. Bet jeigu kita ta pusė, kuriems tiesiog kažką pavalgyti ir kur mintis, kad gauti energijos, kad gerai jaustis ir kad turėti kažkokių tų papildyti organizmo maistinėm medžiagom, tai va tie paprasčiau viską žiūri, ne? Ir tarp kitko, va ir tas kiaušinis, tai yra vienas iš tų produktų, kuris iš tikrųjų turi labai didelę spektrą visų naudingų medžiagų. Ir labai greit paruošiamas, ir lengvas, ir sotumo duoda, nes dažnai vat irgi yra toks mitas, kad sotumą mums duoda angliavandeniai, tačiau sotumą duoda baltymai ir riebalai taip pat. Ir labai dažnai dabar, kas nesuvalgo baltymų reikiamo kiekio, tai dažnas dabar yra toks nuokrypis toj mityboje atsiranda,
net nežinau kodėl, bet... Daržovė gal ta tokia, žinai, atrodo, kad daržovė. Taip, galbūt, kad nebelieka. Jo, galbūt apie tą mėsą irgi daug yra visokių kalbama dalykų, gal dėl to nežinau, bet žodžiu, kad baltymą taip pat reikia labai svarbu valgyti. Tai yra statybinė medžiaga, kaip minėjau, ir duoda sotumą, kas turi problemų su svoriu. Tai pirmiausia... Didelį, ne? Per didelį svorį, taip. Ir pirmiausia, komponuojant tą lėkštę, reikėtų pagalvoti apie baltymų šaltinį. Ir ne kiekyje yra svarbu, kad tai užimtų didžiausią lėkštės kiekį, ne, bet apie tai, kad apskritai jų būtų. Ir kad būtų, tarkim, trečdalis lėkštės, būtų baltymai, ketvirtadalis lėkštės. Ir tai tas pasirinkimas irgi yra gana didelis, kur yra baltymų rasti galima, ne? Tai yra pirmiausia, tai visi gyvūninės kilmės produktai, tai jie turės visas nepakeičiamas amino rūgštis. Augalinė kilmė turės ne visas, bet galima kombinuoti, galima kažkaip tai sudėlioti. Ir tai yra žuvis, mėsa, pieno produktai, yra ankštiniai irgi taip pat, kas gali būti, yra kiaušiniai, jūros gėrybės irgi dažnai kas pamiršta, kad... Turiu klausimą, vėliau užduosiu. Dabar žiūrėk, mes dabar pusryčius pabaigėm, nes mes to nušokom. Dabar pietus. Žmonėms prailgs laukti. Dabar kas pietum ir kas vakarienė, taip susisteminam. Tada galėsim gal norės kas nors klausimus užduoti. Taip, tai pietus yra irgi taip pačiai mes pietums dažniausiai, kas yra irgi renkantis baltymus, tai yra mėsa arba žuvis, kaip taisyklė. Traškinta, kepta, grilinta. Taip, ir šalia visada yra daržovės ir tarkim, jeigu žiūrint į tą lėkštę, kaip jinai atrodo, tai pusė lėkštės turi būti daržovės. Pusė lėkštės. Jo, ir geriausia, kad tai būtų. Žinoma, kad vieni mėgsta labiau, kiti ne, bet tai yra svarbu. Ir tada dar tas ketvirtadalis, yra tie angliavandenių turintys produktai. Tai yra kruopos, gali būti kaip garnyras, ten bulvės, pageidautina negruzdintos. Nes mes iš tikrųjų lietuviai labai mėgstam tą garnyrą. Nuvažiuoja į pietus, jie nevalgo tam tų garnyrų taip stipriai. Jie arba mėsą, paskui daržovės, arba atvirkščiai, žinai. O pas mus viskas vienoje lėkštėje. Ar tai yra labai blogai mums? Nėra blogai. Jeigu virškinimo sistema puikiai veikia, tai viskas yra gerai. Tik tais, kad problema yra, jeigu labai riebus tas maistas. Tai tikrai tas virškinimas užtrunka ir apsunkimas ir tie dalykai. O šiaip tai nereikia stengtis pakeisti savo įpročių, tų atsineštų iš šeimos. Juos reikia koreguoti, taip, tai, ką galima padaryti, tai reikia daryti, bet šiaip nereikia to bijoti ir mes visi turim savo tos kažkokius įpročius tokius. Ir nieko blogo aš čia nematau. Tai, kaip suprantu, pietums mes valgome žuvį mėsą, taip, turi būti pusė lėkštės daržovių, bet kokių, ne? Bet kokių nėra svarbu daržovės kokios, taip? Apie daržovės dar galiu truputį ką pridurti. Taip, daržovės ir tada kruopos, bulvės, tik duona neskrudintos, gali būti. netgi duona gali būti. Padažas kažkoks sausas, o ne ten, kad nebūtų riebalo. Jeigu ten kas nori. Nebūtinai. Tai jau buvo apie tą padažą ir daržovės. Galiu dar biškį prie pietų kažką pridurti, kad suprastume, ką mes pietuose galim pakoreguoti, kad būtų sveika mityba, sveikesnė mityba. Apie daržovės toks yra niuansas, kad yra raugintos dar daržovės pas mus. Dažnai pamirštam, tačiau tai yra puikus šaltinis, taip, tai yra maistas mūsų žarnynui. Kuo sveikesnis žarnynas, tuo stipresnė imuninė sistema ir graži oda ir jaučiamės gerai. Ir pats visų medžiagų įsisavinimas, jeigu žarnynas yra sveikas, yra gerokai didesnis. Medžiagos visos keliauja ten, kur reikia.
Jeigu nesuvirškinama, tai mes neįsisavinam visų vitaminų ir mineralų taip, kaip reikėtų. Tai va, kas dar daržovės yra svarbu, tai yra priedai, tai yra teisingas aliejus. Ne majonezas pageidautina, bet aliejus. Ir kartais galim keisti, tarkim, jogurtinių kažkokių padažų, bet per dieną žmogus turėtų gauti 1-3 šaukštus, tarkim, alyvuogių aliejus, va to gerojo, arba tai gali būti dar linų sėmenų aliejaus kombinacija jų, bet tas yra būtina. Na, man, pavyzdžiui, asmeniškai labai skanu aliejus, žolelės kažkokios ir man tai skaniau negu su grietinė valgyti. Ir tas senovinis valgymas, aš suprantu, mes įpratę buvom kažkada, bet man tas valgymas su aliejais yra toks atradimas ir geras įprotis dabar susiformavęs. Mes privalom, nes iš tikrųjų, tarkim, tas alyvuogių aliejus, tas šalto spaudimo, ypač tyras alyvuogių aliejus, jisai be galo naudingas ir kur daugiau mes jį galim panaudoti. Kepti mes jo nelabai galim su juo, nes tai nebūtų labai sveikas pasirinkimas, bet ir daugiau kur belieka mes dedam į padažus, tai va, su salotom. Ir nepamirštam tai, kad apskritai yra vitaminai, kurie įsisavinami kartu su riebalais arba ir saugomi. Tai tas yra svarbu. Dar apie salotas, kad galima papildyti tom sėklom. Ir įsiverti, ten nėra dideli kiekiai, nereikia jų daug pilti, bet ten pusę šaukštelio maltų sėklų, tarkim, į salotas irgi labai gerai. Va, apie fermentuotas tas irgi pasakiau. Ir aš dar pamenu, kad tu minėjai kažkada, kad pakepinti sėklas irgi nerekomenduoji per labiausiai, nes tai yra iš tiesų labai skanu ant saloto ar maisto pakepintas sėklas. Kodėl? Todėl taip kaip ir su aliejais keičiasi. Riebiosios rūgštys esančios sėklose, jos keičia savo struktūrą ir keičia į blogąją pusę. Dėl to sėklų ta pagrindinė nauda ir tai, kad gauti iš jos jau viską, kas įmanoma, tai jos nereikėtų kepti. Iš višelių tyliai ir taip. Taip, čia toks, aišku, tai tikrai nieko neatsitiks, jeigu ten vieną kitą kartą ten kažkokiu tai pakepsi ir pasiskaninsi savo. Galbūt dėl tų pakeptų sėklyčių tu suvalgysi didesnį bliūdą daržovių. Taip, toks tarkim. Va, bet jo, sėklos yra taip, kad jas geriau nekepti, kaip ir riešutus. Na va, tai dabar vakarienė. Kokia ta mūsų vakarienė ir kelintą valandą turėtų būti valgoma, ar kažkaip skaičiuoti valandas, ar laiką iki miego, kaip ta vakarienė, nes, pavyzdžiui, tu žinai, aš darbą baigiu 8-9 vakaro, tai mano vakarienė pakankamai vėlai gali būti. Ir kiti žmonės būna gali ir 6-7 vakarienė. Kaip čia taip suderinti, ar jau klausyti savo kūno, ar bandyti kažkaip laviruoti prie... Prie valandų prisirišti nereikia, kad tas mitas yra iki 6 valandą pavalgom ir daugiau ne. Mitas, ne? Ne, nes žmonės eina skirtingai miegoti, tai vienas dalykas, tai ne visi pagal tą pačią valandą atsigulom, bet šiaip skaičiuojasi 2-3 valandos iki miego. Bet labai dažnai susiduriu daug žmonių, kurie eina 12 miegoti. Tai jiems 6 valandą pavalgius, tai katastrofa. Bet vis tiek gal mūsų virškinimo sistema vakare nėra lėtesnė. Taip. Dėl to mes kokį maistą tą vakarę renkamės. Ir tas maistas vis tiek jis turėtų būti lengvesnis. Bet ką noriu pabrėžti, kad ypač tos, kurios moteris, dažniausiai, kurios stengiasi numesti papildomus kilogramus, jos atsisako to maisto. Grįžta ir jau vėlu ir tada nevalgo. Bet vis tiek vakare jau prieš einant miegoti labai dažnai atsiranda tas nenužmoniškas alkis, iš tikrųjų gliukozė nukrenta, net gali būti sunku užmigti ir vis tiek atsiranda maistas. Tai geriau grįžti, pavalgyti ir tai medžiagų apykaitai vis tiek maistas yra būtinas. Tai tiesiog, bet rinktis reikėtų, kaip ir minėjom, kalbėjom apie angliavandenius, kad mes jau nejudam, mūsų kažkoks fizinis aktyvumas yra silpnas,
Tai reiškia, mes renkamės tokia labiau baltymus, daržovės. Tai jeigu mes pietums valgiam, tarkim, žuvį, vakare rinkimės mėsą. Mėsa neturėtų būti labai riebi, ypač vakarais ir kepta, ta skrudinta tokia, nes virškinimas bus ilgas ir sudėtingas ir gali miegui trukdyti. Ir būtinai daržovės, bet gali būti nebūtinai mėsa žuvis, bet gali būti varškės patiekalai. Na, vakare, ne? Taip, ir gali būti ir apkepas kažkoks, gali būti derinys, gali būti suvalgom daržovių lėkštę kažkokią ir šalia dar apkepas, gali būti sriuba kažkokia. Va, man buvo labai įdomu, iš tikro, išgirtusi, Evelina sako, sriubą galima vakarui valgyti. Taip, puikiai. Tik jinai... Ir sakai, kad sočia tokia, ne? Taip, sočia, kaip pagrindinis patiekalas, tai yra sriuba, kuri turės, tarkim, to didesnį baltymų kiekį, tai yra su mėsa. Liesa, tai, tarkim, ar tai bus ten pagal pomėgius, bet šiaip ta vištiena, tarkim, kalakutiena, vištiena, ar tai bus kukulaičiai, ar tai bus tiesiog mėsa plėšyta po to įdėta, tai gali būti jūros gėrybių sriuba, tai tie patys šaltibarščiai, tarp kitko, irgi yra tinkamas, jo, bet soti ta teisinga sriuba, bet irgi, ką noriu atkreipti dėmesį. Sriubos irgi yra skirtingos, ypač kurios nori gyventi be dietų, tai svarbu, kad tai nebūtų daug bulvių, daug makaronų, tada dar riebu, šoninės, ten viso kito. Bulvė gali ten būti, viskas tvarkoja, bet kiekis jos yra. Ir ten paskui eina visos kitos daržovės, ir ten kopūstai, ar ten ir brokoliniai kopūstai, žirneliai, viskas, kas pagal pageidavimą. Ir vakarienė labiau reikėtų rinktis tas lengvesnės sriubas, kurios kruopų mažiau, ne? Kas mėgsta ir galbūt tokias ryžių, perlinių kruopų, tai jau tarkim, jų mažiau galėtų būti, daugiau daržovių papildyti ir šalia mėsa. Ir tai gali puikus patiekalas. Ir kalbant apie odą, tarp kitko dar, tai kolageno, hialurono papildymų yra sultinys. Tas tikrasis sultinys, kaulų sultinys, aišku, tai užima laiko be galo daug. 4 valandas reikia virti, ne? Ir daugiau būtų gerai, daugiau, bet jį galima šaldyti, jisai išsivirti vieną kartą, susiporcijuoti, šaldyti ir virti sriubas. Bet tai, kas liečia odą, irgi yra geras tų medžiagų papildymas. Tai kaip ir pagrindiniai dalykai, ne? Apie užkandžius pašnekėjom, gal turite kažkas klausimų, gal mes kažko nepaminėjom ir norėtumėt paklausti. Tai drąsiai rašykite klausimus, nes jau mūsų laikas eina labai stipriai į pabaigą, jau liko labai nedaug laiko. Tai galime dar, Evelina gali atsakyti į jūsų klausimus. Dar noriu, Evelina, tavęs paklausti, tam dabar populiarus sakinys, kad sveikiausia mityba yra Viduržemio jūros mityba. Kaip mum visiems ir kaip Lietuvoje maitintis žiemos metu tą Viduržemio jūros mitybą, neprisklaidysigi į Viduržemį. Taip, tai tie, žinai, tos jūros gėrybės žuvis. Ar pas Lietuvoje kokybiškai yra žuvis? Jeigu kalbėti apie kokybę, tai turbūt prie kiekvieno produkto galim mes turėti kabliukų, tai tame tarpe ir žuvis yra. Bet žinoma, kad yra ir ūkiuose auginta žuvis, jinai nėra, kaip pasakyti, žinoma, ten, tarkime, rinktumės laukinę lašišą, ne, tai jinai turėtų vieną tą maistinę vertę, o ūkiuose auginama yra, turi šiek tiek kitą maistinę vertę, bet būtent dėl tokių, kaip pasakyti, ieškojimo tų tokių kabliukų, labai dažnai žmonės apskritai atsisako valgyti, tavo minima žuvis, arba atsisakoma silkės valgyti, dėl to, kad yra priedų. Ir aš skaitau, kad svarbu kiekiai, jeigu mes tą lašišą, tarkim, valgysim ar silkę 3 kartus per dieną, 7 dienas,
iš eilės, tai žinoma, kad tų kažkurių medžiagų mes gausime per didelį kiekį, galbūt kažkokių toksinų. Bet jeigu mes turim racione daug produktų ir juos kaitaliojam, tai viskas bus gerai. Tai va, viduržemio dieta kuom yra gerai, jie turi daug, jie naudoja avokadus, jie naudoja alyvuogių aliejų, tą ypač tyrą patį geriausią ir taip pat ir pas juos irgi riešutų sėklų, va, tų dalykų yra. Tai aišku, pakankamai nemažai jie tos baltos duonos naudoja, bet matyt ne per daug. Atrodo gana puikiai. Tai va, tai tą mes turime pritaikyti, tą aliejų pavyzdžiui, tai tikrai, kad turėtumėm. Turime klausimą. Kaip numesti svorį menopauzės metu? Mityba nepasikeitė, dėl hormonų priaugau 10 kg. Čia dažna problema iš tikrųjų yra. Tai labai siūlyčiau, kadangi būtent menopauzės metu angliavandenių apykaita labai stipriai krenta. Kaip krenta, kad tas jų nėra efektyviai panaudojama energija. Gauta gliukozė nėra efektyviai panaudojama ir ta nepanaudota keliauja į riebalinės atsargas. Tai pirmiausia, labai rekomenduočiau susižiūrėti angliavandenius. Ir jų kiekis turėtų būti pakankamai nedidelis, bet paliekant žinoma, kad ten vaisių uoga turi būti, daržovių kiekiai neribojami ir kuo jų daugiau, tačiau atkreipti dėmesį į košes, makaronai, bulvės, duona, saldumynai. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, nes labai dažnai žmonės nelabai įsivaizduoja, kokie tie kiekiai yra. Kiek čia ko mes galim. Tai tarkim, jeigu pusryčiam valgom košę, pietums pas mus jau yra garnyras, ten bulvės kažkas tai, tada vakarieniai vėl kažkoks bulvinis patiekalas arba vėl garnyras kruopos ir dar užkandžiui mes pridedam uogas, vaisius ir dar gal kokį saldėsį, tai yra tikrai per daug. Tai reikėtų susireguliuoti ir dar dažnai, kad irgi manoma, kad kadangi angliavandeniai tai yra pagrindinis energijos šaltinis ir mums labai reikia gliukozės, nes mūsų smegenim labai reikia daug gliukozės, tačiau organizmas yra gudrus ir pasigamina gliukozę iš atsargų, iš riebalų, iš baltymų, jis puikiai gamina ir dėl to nereikia bijoti kartais apriboti save tuose produktuose. Bet valgyti šalia būtinai baltymų, ką reikia valgyti, daug daržovių. Na, aš manau, vis tiek turbūt labai svarbus sportas, judesys, taip yra. Taip, bet svorio mažinime pirma vieta yra tik mityba. Ir kartais net nerekomenduoju viską pradėti vienu metu, nes labai dažnai yra tas noras pradėti viską čia ir dabar greitai. Tai jeigu kalbant apie pasivaikščiojimus, ką labai paprastai mes galime padaryti, tai išeiti vakare pavalgius pasivaikščioti, tai yra labai gerai iš tikrųjų. Bet ir jeigu rimti sportai atsiranda, tada vėl tą mitybą reikia šiek tiek keisti. Reikia tada kiekius, kartus per dieną tos valgomus didinti. Reikia baltymą truputį atidžiau pasižiūrėti. Tai toks yra. Bet mityba pats pagrindinis dalykas. Mano, dar aš klausimą turėčiau. Rasa, parašykite, ar mes atsakėme jūsų klausimą, ar dar norėtumėt kažką pakomentuoti, ar dar kažką užduoti. Diabeto mityba. Žmonės sergantis diabetu, kokia jų mityba turėtų būti, privalo būti, rekomenduojama? Ką atkreipti dėmesį? Apie pirmo ar antro tipo? Ir apie tą. Nes žinau, kad taip, čia yra labai du skirtingi diabetai, susirgimai. Taip. Bet kai žmogus, gal netgi sakyčiau apie antrą diabetą, kai jau rimtas susirgimas, pašnekėmės pirmas, čia toksai jo. Taip, pirmas jau yra toksai. Čia mes mokomės antras. O kaip čia ta jau cukralygė, ne tas diabetas, kaip valgyti? Apie antrą tipą, kuomet vaistų dar insulinas nėra leidžiamas, ne? Tai yra, čia vėl žaidžia tie patys angliavandeniai.
Ir jeigu anksčiau būdavo kalbama apie tai, kad būtinai ten su kiekvienu valgymu turi būti ten tie vienetai, ten tie angliavandeniai turi būti, tai dabar yra truputį kitaip, keičiasi viskas. Ir iš tiesų tuos angliavandenius mažina tam, kad atstatyti tą insulino jautrumą, taip tariant. Aišku, jeigu jau ta liga yra pažengusi, tai nėra tai jau čia ką labai stipriai pakoreguoti, bet prie diabetinės tos būklės daugelis jie turi net nežinodami. Ir nes tą ir cukrų netaip dažnai tyriasi ir iš tikrųjų yra labai paplitimas didelis ir netgi vaikų tarpe. Tai ką reikėtų daryti, tai vat irgi tuos angliavandenius labai žiūrėti ir nebūtina juos, sakau, valgyti, jeigu girdim viso grūdo, visur reikia valgyti viso grūdo. Jeigu visur valgysim tuos, kad ir viso grūdo, nebus gerai. Ir ypač, kada jau yra, tarkim, antro tipo ar prieš diabetinę tą būklę, tai reikėtų mažinti. Reikia valgyti pakankamai dažnai, negalim jau valgyti 2 kartus per dieną. Turi būti jau minimum 3 kartai, bet 4 jau taip, bet tie pagrindiniai tokie turi būti. Ir ta mityba irgi turi būti pilnavertė, kad tai sudaryti ir tos amino rūgštys iš baltymų ir sveikų riebalų būtinai reikia. Ir tos pačios daržovės ir šalia mes dedam tas jau kruopas, bulvės ar kažką tai, bet ne kaip pagrindinį patiekalą valgome. Ko labiausiai reikėtų atsisakyti, tai tokių bulvinių, tokių, kur kugeliai, ten visi kažkaip bulviniai blynai, tokie vaduliai. Jo, tai čia tos pačios taisyklės galioja. Praktiškai tos pačios. Lygiai tas pats. Tai kaip aš suprantu, iš tikrųjų diabetui pagrindinis vaistas tikrai yra mityba. Taip, nes tai yra gliukozės. Taip. Ir iš kur mes tą gliukozę gaunam ir ar mums jos tiek reikia. Va čia reikia pagalvoti, kiek mes jos gausim ir ar mes ją naudosim. Jeigu mes jos nepanaudosim, tai žinoma, kad tai bus blogai. Bet iš tikrųjų, tavęs paklausius ir pagalvojus, mes turime kuo puikiausius nemokamus įrankius gydyti save, tai yra sveikiau maitintis. Ir nereikia ten didelių, sudėtingų vaistų, reikia pradėti nuo savęs, nuo kuo sveikesnės mitybos, daugiau pasidomėti. Ir tai nėra, kad vienas patiekalas arba vienas kažkoks sąrašas tinka visai žmonijai. Kiekvienas esame individualus. Tai ir labai svarbu atsižvelgti tai, ką ir daro Evelina, jos darbas yra konsultuoja žmonės ir būtent sudaro pagal tą žmogų mitybos planą. Tu gali, gal trumpai prisistatyk žmonėm, ką tu darai, bet trumpai, nes mūsų laikas jau labai į pabaigą. Aš sudarinėju tik individualius mitybos planus, atsižvelgiu į tai, ką žmogus mėgsta. Ir aišku, yra visa anamnezė, kokios tai, ar tai yra alerginės, kažkokių turi alergijų žmogus, ar tai yra kažkokios lėtinės ligos, bet dažniausiai dirbu su pacientais, klientais, kurie nori susimažinti svorį. Tai yra, tai kaip tai sveikai tą svorį mažinti, kaip įtraukiant tuos mėgiamus patiekalus, nes kuo daugiau tų mėgiamų patiekalų yra racione, tuo ilgiau laikomasi to mitybos plano. Ir taip pat tam, kad tą įvairovę įvesti, nes labai dažnai žmonės besilaikydami kažkokių dietų labai naudoja mažai produktų. Tai yra tas racionas ant tiek susiaurėja, kad lieka prie 10 produktų ir tik juos valgo. Nes aš manau, kad tiesiog fantazijos pritrūksta ir atrodo, to negalima. Taip. Ir tu aišku padedi atskleisti, parodyti, kad galima tiek valgyti ir kiek daug galima pasigaminti. Taip, tai ką aš ir dar kartą noriu pasakyti, svarbu kiekiai. Yra tas balansas, kiek. Mes viską galime valgyti ir tos pačius saldumynus mes galim valgyti. Bet kada jos valgyti, kaip yra tokių niuansų. Dar pasakyk, kaip man atsimeni, kažkas sakei, kada geriausia valgyti saldumynus?
Kaip senais gerais laikais, vaikystėj, mūsų seneliai ir tėvai sakydavo, visgi jie buvo teisūs. Taip, gerai, kad tu atsiminiai šitą, nes Man tai labai svarbu. Buvau pamiršus, bet iš tikrųjų tai svarbiausias turbūt Taip, klausimas. Taip, taip. Tai saldumynus valgom kaip desertą, po maisto, po pagrindinio patiekalo, o ne kaip užkandį. Tai desertas gali būti pusryčius per pietus ir vakarienę. Žiūrint, koks desertas, matai, čia žiūrint, koks desertas, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu, kodėl, kad suvalgę pagrindinį patiekalą, kuriame bus pilnavertis tas maistas, ar ne, ir bus ir baltymų, ir bus ir skaidulų, ir tos daržovės, tai kaip čia pasakyti, kaip apvalkalas tam desertui gausis, kuris gliukozės kiekio kraujyje taip nekels, kaip kad mes valgytumėm atskirai, tarkim 2 valandos po pietų ar 3 ir suvalgom, nežinau, ledų porciją, tarkim, kaip pavyzdys. Tai mūsų gliukozės šuolis bus stačia kreivė viršų ir stačia kreivė žemyn leisis ir kai jau leisis žemyn, mes jausimės blogai, mums trūks energijos, nuotaika bus nekokia, bet jeigu mes tos pačius ledus suvalgysime po to pagrindinio patiekalo, tai skirtumas bus didelis. Man ir klausimas, kiek turi laiko praeiti po rimto sotaus maisto, kad būtų galima tą saldumyną suvalgyti? Iš karto pusvalandis, valandą, kada jau ta gliukozė taip nešokiai? Kada pradeda jau taip šokinėti stipriai? Po valandos mitybos? Žiūrint, ką valgai, gali po 2 valandų būti pats pikas pakilimas. O jeigu bus, nežinau, tarkim, traškučius valgysim, tai jisai bus staigus. Arba tai bus kruasanas su šokoladu, tai irgi stačia kreivė keliaus į viršų. Bet jeigu ilgas tarpas bet po maisto, kiek laiko gali būti, pavyzdžiui, tai aš dabar nenoriu, bet po pusvalandžio galbūt norėsiu. Čia skaitosi po maisto ar nesiskaito? Nu, pusvalandis dar bus po maisto, bet ilgiau tikrai ne, tikrai. Geriau. Tai va ten labai norėjau sužinoti, kiek laiko po maisto dar galima skaitosi, kad ta mūsų insulinas labai... Taip, ir dar irgi, ką norėčiau pas saldumynus pasakyti, kad yra skirtumas, vėlgi, iš ko tie saldumynai pagaminti. Pateiksiu pavyzdžius, jeigu yra bandelė su varškėm ir kruasanas su šokoladu. Varškė baltymas, tai geriau bandelė su varškė. Taip, tai jeigu žiūrėti jų kreivės, tai su varškė kreivė bus šiek tiek mažesnė, o su šokoladu, kur visiškas saldus gliukozės tas didelis. Kruasanas, ne tie balti miltai, ir šokoladas pieniškas vis tiek yra ten daugiau cukrinis toksai. Taip. Jo, o jeigu tą pačią bandelę su varškė tu suvalgysi dar po mėsos patiekalo su daržovėm, tarkim. Jo, tai tada jau, negaliu pasakyti, kad tai bus labai labai gerai, bet tai bus tikrai geriau, negu kad valgytum atskirai. Bet atsimenat, vaikystėje būdavo, pavalgai sriubą, pavalgai mėsą ir duoda tau bandelę ten su aguonom, ten ar keksiuką, pavalgai ir tu sotus iki pat vakaro esi, bet ir tokia buvo, kad ir tas tai yra labai teisinga ir dar yra toks dalykas, kad kiekis to deserto bus mažesnis. Taip, nes ten, kur mes alkani ir puolam prie tų desertų, mes daug daugiau suvalgom, kol pajaučiam kažkokį sotumą. O kada yra po maisto, tai užteks, ar ten šokolado bus plytelė viena, užteks, arba saldainis vienas kažkoks saldainis, bet ne pusę kilogramo. Tai tuos saldumynus ir iš tikrųjų, kas labai labai mėgsta juos, tai nereikia jų išmesti, juos tiesiog reikia sumažinti, nevalgyti jų nesąmoningai, kada kažkur pačiupam, bet jeigu valgom, tai skaniai, su malonumu ir jau atsipalaidavus, tai kaip pasakyti, kad tas pliusas būtų kažkoks ir po maisto. Labai svarbu. Tai va, mūsų laikas kaip ir baigėsi jau šiandieną, tikiuosi atsakėme į keletą ar daugelį klausimų. Jeigu dar turite klausimų, galite parašyti, nes jau baiginėjam. Einame į pabaigą. Jeigu sugalvosite, galite parašyti truputėlį ir vėliau, peržiūrėję laivą, bet kada komentaruose pažymėję Evelina Pliaterienė. Dar Evelina trumpai pasakyk, kur tave žmonės gali Facebook'e arba Instagram'e rasti, kaip su tavim susisiekti.
Mano puslapis yra interneto svetainė gyvenusveikai.lt. Facebook'e taip pat gyvenu sveikai ir Instagramas irgi. Galite susisiekti, jeigu norite tiesiog pasikonsultuoti, susidaryti mitybos planą ar tiesiog konsultacijos. Tai puikiai pradžia yra jau kažkoks žingsnis į priekį. Taip? Taip. Tai ir vis tiek tai darome ne dėl tavęsgi, ne kad tau įtikti, o darome tai dėl savęs. Man atrodo, irgi aš svorio numesti nenoriu, bet mano tikslas buvo sumažinti potraukius saldumynams ir tą gliukozės kiekį reguliuoti. Tai labai džiaugiuosi pažintimi su Evelina ir bandau laikytis jos mitybos plano. Pakankamai gerai gaunasi, viską galiu valgyti, tik truputį leido ledų mažiau valgyti. Ir varškės suremia. Tai va, tai žinokite, tikrai labai šauni specialistė, nes viską leidžia valgyti. Ačiū labai Jums už laiką ir iki greito kito susitikimo. Ačiū viso. Gražaus vakaro. Tai pabaigsim.